Sveiki, jūs klausotės kasdieninės manos, o aš esu pastorius Mindaugas Pikūnas. Viena psichologų komanda sumanė patikrinti žmonių sugebėjimą prisiminti dalykus. Tačiau šis testas buvo sumanytas ne tik patikrinti, kokia skylėta, arba ne, gali būti mūsų atmintis. Testo metu žmonių buvo paprašyta įsiminti tam tikrus žodžius. Profesionalūs psichologai pastebėjo, jog tikimybė prisiminti visus teste paminėtus žodžius yra mažesnė nei tikimybė paminėti žodžius, kurių sąrašuose nebuvo. Eksperimento dalyviams buvo išvardinti tokie žodžiai: lova, žiovulys, poilsis, sapnas, budrus, nuovargis, snaudulys, knarkimas, ramybė, snūduriavimas, pagalvė, mieguistas, antklodė ir naktis. Dalyvių išvardintus žodžius buvo paprašyta kaip galima daugiau jų prisiminti. Žinoma, nei vienam nepavyko to padaryti, tačiau žinote, koks žodis pasitaikydavo beveik kiekviename eksperimento dalyvio atsakyme? Miegas. Eksperimento dalyviai manė, kad šis žodis tikrai buvo, nors įsiminti paprašyta buvo žodžių, kurie vienaip ar kitaip asocijuojasi su žodžiu miegas, paties žodžio miegas sąraše nebuvo. Šis nedidelis eksperimentas atkreipė psichologų dėmesį į žaidimus, kuriuos kartais su mumis žaidžia atmintis. Ji mūsų atminties spragas gali būti linkusi užpildyti nebūtais dalykais. Pamenu, kai kartą teko dalyvauti Maisto banko rengiamoje akcijoje. Kadangi pačiam teko rūpintis savanoriais, visiems parašiau, kad prekybos centre reikia būti 17:15 ir pats, žinoma, atėjau anksčiau, lygiai 5 valandą, kaip geras vadovas. Tačiau pasirodo, kad reikėjo ateiti ne 17:15, o 17:45. Aš dar ginčijausi su prieš mus buvusiais savanoriais, kad jie buvo suklaidinti ir jau turi ruoštis mums perduoti savo pamainą. Manęs netgi neįtikino net jų parodytas dokumentas su nurodytais laikais, kada turi keistis pamainos. Aš visus laikiau suklaidintais, nes buvau tikras, kad aš žinau geriau. Tik tada, kai atėjo savanoriai iš mano komandos ir parodė mano paties Facebook'e įdėtą reklamą, kad reikia ateiti ne 17:15, o 17:45, teko pripažinti, kad mano atmintis mane pavedė. Tačiau jei ji pavedė mane šioje vietoje, kaip būti tikru, kad ji nepaves manęs ir kitoje? Mūsų atmintis nėra tokia patikima, kaip mums gali atrodyti. Mes pamirštame tai, kas buvo, ir prisimename tai, ko nebuvo. Yra įrodyta tyrimais, kaip asmenys, žinodami šią žmogaus silpnybę, gali įteikti žmogui vieną ar kitą dalyką apie praeitį. Įteiktas dalykas pasirodys toks tikras, kad neliks vietos nei mažiausiai abejoniai. Teko skaityti apie vieną žmogų, kuris savo atsiminimų knygoje rašė apie tai, kaip Antro pasaulinio karo metu į jų namą pataikė bomba ir kaip jis kartu su tėvu bandė tvarkyti sugriautus namus. Išleidus knygą, paskambino to žmogaus vyresnysis brolis ir paklausė, iš kur jis apie šį nutikimą žino. Autorius pasakė, kad pats ten buvo ir viską matė. Tada jo brolis pasakė, kad jis tuo metu buvo mažas berniukas ir buvo išvykęs, o vyresnysis brolis su tėvu tvarkė sugriuvusi namą ir apie tai jis papasakojo savo laiške, kurį matyt ir girdėjo jaunėlis mamą skaitant. Žinoma, didėjant mūsų sąmoningumui mažėja ir galimybė apsigauti, tačiau ji visiškai neišnyksta. Saliamonas rašė: nesakyk, kaip gali būti, kad seniau buvo geriau negu dabar, nes nėra išmintinga kelti tokių klausimų. Mokytojo knyga, 7 skyrius, 10 eilutė. Saliamonas perspėjo žmonės neidealizuoti praeities. Galbūt kaip tik dėl šios priežasties, kad mūsų atmintis netokia jau ir patikima. XFM. Jo gyvybė yra mumyse.
šviečia į mane. Jo šviesa šviečia į mane. Jo šviesa šviečia į mane. Kasdienė mana. Saliamonas sako, kad neišmintinga sakyti, jog anksčiau buvo geriau. Greičiausiai mes neprisimename daugybę dalykų, kurie mums buvo nemalonus tada, arba mes idealizuojame praeities dalykus galvodami, kad tada buvo išties gera. Saliamonas rašo, kas buvo, tas vėl bus. Kas įvyko, vėl įvyks. Po saulė nėra nieko nauja. Kartais yra dalykas, apie kurį sakoma, žiūrėk, šis tas nauja, betgi tas dalykas jau buvo šimtmečius prieš mus. Čia Saliamonas sako, kad nieko naujo nevyksta šiame pasaulyje, viskas kartojasi, viskas turi savo metą. Kartą mano akis patraukė viena citata, kurioje buvo kalbama apie jaunąją kartą. Ten buvo rašoma: mūsų jaunimas pamėgęs prabangą. Jis nepaiso elgesio taisyklių, niekina autoritetą, negerbia vyresniųjų. Šiais laikais vaikai yra dideli tironai, jie jau nebeatsistoja, kai į kambarį įeina vyresnieji, priešginiauja tėvams, plepa suaugusiųjų draugijoje, ryteryja maistą ir tyčiojasi iš mokytojų. Pasakyčiau, kad tokius žodžius jau esu kažkur girdėjęs iš kokio nors nepatenkinto senjoro, kuris pranašingai kalba apie tai, kad visuomenė eina vis blogyn ir blogyn, nes jo laikais to nebuvo. Šioje vietoje būtų galima ir sustoti, jei anksčiau paminėti citatoje žodžiai nebūtų buvę ištarti paties Sokrato, gyvenusio beveik prieš 2,5 metų. Pasirodo, ir tais laikais vyresnieji kalbėjo apie jaunimą panašiai kaip ir mūsų dienomis. Tačiau grįžkime prie Biblijos ir konkrečiau prie karaliaus Saliamono. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į žodžius, kuriuos Saliamonas rašo šiek tiek aukščiau. Reikalo galas vertesnis už jų pradžią. Kantri dvasia vertingesnė nei išpuikusi. Neskubėk supykti, nes pyktis glaudžiasi prie kvailiojo krūtinės. Nesakyk, kaip tad gali būti, kad seniau buvo geriau negu dabar, nes nėra išmintinga kelti tokį klausimą. Mokytojo knyga 7 skyrius nuo 8 iki 10 eilutės. Saliamonas čia pamini kantrybę. Kiek geriau susipažinę su Biblija prisimins, kad kantrybė yra Dievo dovana arba dvasios vaisius, kurį pamini apaštalas Paulius aprašydamas dvasios vaisius. Visą tai galite rasti apaštalo laiške Galatams 5 skyriuje 22 eilutėje. Čia kantrybė greta su kitomis dorybėmis nurodo į tikinčio žmogaus brandą. Todėl nekantrumą, manau, reikėtų laikyti nebrandumo ženklu. Nors vieni gali pamanyti, kad būti karšto būdo ir nekantriam yra sveikintinas dalykas, tačiau užtenka prisiminti vaikus, kurie vos tik įsėdę į autobusą klausia, kada atvažiuosim. Yra sunku kantriai išlaukti pabaigos arba surasti vertingą užsiėmimą laukiant pabaigos. Nekantrus žmogus anot Saliamono greitai supyksta. Ir dažniausiai žodžiai yra tai, kas parodo mūsų nekantrumą. Jokūbas savo laiške 1 skyriuje nuo 2 iki 4 eilutės rašė: Laikykite, broliai, tikrų džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. Supraskite, jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, o ištvermė subręsta darbuose, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte. Kitoje savo laiško vietoje Jokūbas taip rašė, 3 skyrius, 2 eilutė. Juk mes visi dažnai nusižengiame, kas nenusideda kalba yra tobulas žmogus. Jis sugebės pažaboti ir visą kūną. Žodžiai greičiausiai parodo, kokia yra mūsų branda. Jei burbame, keikiame, aimanuojame, tik parodome, kad nesame kantrus. Apaštalas Jokūbas patarė: žinokime, mano mylimi broliai, kiekvienas žmogus tebūna greitas klausyti, bet lėtas kalbėti ir lėtas pykti. Žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisybės. Jokūbo laiškas 1 skyrius 19 eilutė. Taigi, kai susidurime su sunkumais, neidealizuokime praeities. Ji turėjo savo privalumų ir savo trūkumų. Kaip ir dabartis.
Negalvokime, kad praeities sugrąžinimas padės mums rasti pasitenkinimą gyvenimu. Nesistengime praeities įgyvendinti dabartyje. Kaip Mozė išvedė žmonės iš Egipto vergovės, pažadėtos žemės link, jiems teko eiti dykumą. Ir ką jūs galvojat? Žmonės, kai susidūrė su išbandymais ir nepritekliumi, pradėjo murmėti. Išėjimo knyga, 14 skyrius, 11-14 eilutės. Žmonės kalbėjo, nejaugi nebuvo kapams vietos Egipte, kad išvedei mus mirti į dykumą. Kągi tu mums padarei, išvesdamas mus iš Egipto? Argi ne tą patį mes sakėme tau ir Egipte? Atstok nuo mūsų, leisk mums tarnauti egiptiečiams. Iš tikrųjų, būtų buvę geriau tarnauti egiptiečiams, negu mirti dykumoje. Bet Mozė žmonėms sakė, nebijokite, tvirtai laikykitės ir pamatysite išgelbėjimą, kurį Viešpats jums šiandien suteiks. Egiptiečių, kuriuos dabar matote, daugiau niekada nebematysite. Pats Viešpats kovos už jūs, o jūs nurimkite. Žmonės kalbėjo, kad jiems Egipte buvo geriau. Jie manė, kad vergovė buvo geriau. Žinoma, nereikėjo per daug atsakingai galvoti apie savo gyvenimą, jis buvo suplanuotas ir primestas vergvaldžių. Laisvėje išgyventi reikia tam tikros brandos ir nesižvalgymo su nostalgija į praeitį. Kviečiu ir jūs, mūsų klausytojau, nepasiduoti gundimui idealizuoti praeities. Verčiau į šiandieną pakvieskime Jėzų ir paprašykime jo pagalbos priimti ir nugalėti visus iššūkius. Noriu jūs palikti su paraginimu ir pažadu, kurį randu Psalmių knygoje 37 skyriuje 7 ir 8 eilutėse. Ten rašoma, būk kantrus ir lauk Viešpaties. Neapmaudauk dėl to, kuriam viskas sekasi, dėl žmogaus rezgančios savo piktus kėslus. Susilaikyk nuo įniršio, atsisakyk nuo pykčio, neapmaudauk, tai tik veda į piktą. Taigi būkite kantrus ir pasitikėkite Viešpačiu, jis pasirūpina savo vaikais. Kasdienė mana. Čia galėjo būti jūsų reklama.